Taigi, yra maždaug, ta prasme taip, yra šviesuolių pasaulis, ane? Daug šviesuolių. Maždaug taip atrodo. Oi, čia kad nejudėtų, yra šviesuoliai. Šviesios energijos žmonės. Tai yra, kurie neša šviesą, tiesą ir gyvena pagal kūrėjo įstatymus. Ir nebūtinai jisai lankosi bažnyčioje, bet tiesiog iš jos sklinda toks gėris, jisai veikia, užsiima mylimą veiklą, gali būti net ir daržininkystė ir taip toliau. Ir gali būti verslininkas, gali būti batsiuvys, gali būti traktorininkas, nesvarbu, mokytoja, darželio auklėtoja, ne? Ir gyvena tokį harmoningą gyvenimą. Tai šitas pasaulis, aš vadinu, tai yra elnių pasaulis. Kada žmonės tikrai labai gražiai, pagarbiai vien su kitu bendrauja. Maždaug taip, ne? Ir yra kitas pasaulis, kuris yra tų plėšriųjų pasaulis. Ir ir jie ten visus blogus dalykus daro, ne? Ko jie ten tik nedaro, ir yra tie tigrų pasaulis. Ir tigrų pasaulis sutvarko viską, ką reikia sutvarkyti, bet per jį kūrėjas tikrina visus mus. Ir anksčiau buvo maždaug va taip. Tie du pasauliai ir jie tiesiog vienas su kitu nesipindavo. Jeigu žmogus gyvena tigrų pasaulyje, tai ir gyvena. Jis iš ten neišlįsdavo. Jie anksčiau ir išeina ten vieni kitus išsisiunčia namo, ne? Ir tų tigriukų pasaulis. Tai maždaug atrodo taip, ne? Dabar elnių pasaulis ir tigrų. Ir jie net nesimaišydavo. Dabar ant tiek yra susimaišę, kad tų tigrų yra tarp mūsų visų. Visur pilna. Atsiminkit 90-uosius. Ir jų yra visur ant tiek susimaišę. Ir kūrėjas tokius, pavyzdžiui, kaip mane, irgi nusiuntė į tą tamsą pabūti tarp tų tigrų pasaulyje, kad pradėčiau šviesti. Tai ne vien tik tigrų, bet tiesiog tokia tamsoje. Tai aš gelbėjau visus praktiškai juodai apsirengusius žmonės, nes mano klientai yra dauguma jų. Lietuvių mažai, rusakalbiai dar. Tai dabar ant tiek viskas yra susimaišę, kad mums reikia vėl viską sustatyti į savo vietas ir kad žmonės visi sugrįžtų į šviesą. Tai kai aš kalbėsiu, tai reiškia tigrų pasaulis ir elnių pasaulis. Ir Lietuva priklauso elnių pasauliui. Mes esame šviesiausia tauta. Šviesiausia tuo, kad mes gyvename labai harmoningai, esame skaidrus. Reikia dar išsivalyti savo skausmelius ir bus visai kitaip. Tai dabar pasaulis maždaug atrodo taip. Viskas ant tiek susipynę, kad ir labai daug tų šviesuolių išėjo į tą pasaulį. Ir čia bus visai kita schema, kurią aš parodysiu kai jau filmuosim profesionaliai. Dabar čia man sudėtinga parodyti. Tai maždaug pasaulis dabar taip. Tai vėl tada turėsim tie šviesuoliai vėl susiburti vėl kartu ir pradėti stipriau šviesti, kad išvalytumėm tą visą neigiamą energetiką tų visų žmonių, kurie gyvena tigrų pasaulyje, ta tamsa. Tai čia toks trumpas video, kad suprastumėt, ką aš kalbu. Elnių pasaulis, kartais briedis galiu pasakyti,
vyras, ne, briedis, moteris stirna, Evelina vadina gazelė. Tai labai kartais juokina mane. Tai va, tai čia, kad suprastumėt, kas dabar vyksta. Dabar viskas ant tiek yra susimaišę, toks chaosas pasaulyje. Pas mus ten karalystėje tai iš viso yra gyvenimas be taisyklių, jau nebegalioja jokie įstatymai, tai yra kažkas baisaus. Tai mūsų tokia užduotis yra, mano užduotis yra viską parodyti, o Jevgenijaus viską sutvarkyti. Ir parodysiu, kaip visą tai sutvarkyti. Su meile, iki.